keturračiai čia gadina mišką, mes gauname baudas, o vat Gediminas pratraukia rastus, metras griovys, provaižos ir visai nieko. Keturratis jis yra pramoga, o traukt mišką ir ištraukt medieną yra darbas. Logiška? Pjūklos turim kažkokius laisvus prie meškuičių, reiktų nupūsti dabar, sausa yra. Paklaus daug žinot, nes čia dabar viskas išdžiūvė yra, reikia dabar padaryti. Užaugusią žolytės virš galvos. Čia važiuosim, bet čia dar pelkės nėra, išdžiūvus. Už kokį 2 mėnesių būtų čia va, eitume, klampuotume. Jūs šituo keliu važiuosit, tai jūs prieš tai atvažiuosit, nusikirsit, nusipjausit tuos medelius užaugusius? Jo, nes čia yra kvartalinė linija, ji nėra tarnaujanti. Reikia nufilmuoti egzotikai kokai nors pelkiai. Ne, nu, tai visi įsivaizduoja tą mišką, Lietuvos pušyną, gražų paukščiukai, voveraitės, vaikšta, briedžiukai, elniukai, šerniukai. Nė velne, čia realybė. Aišku, Dzūkijos ten tuose regionuose nu, visai kitaip, visai kitoks arealas, visai kitaip auga. Tai aišku, pavažiuosime kitą mišką, ten aukštesnėje vietoje visai kitaip. Čia yra, kadangi žemesnė vieta, įduba, tai auga visai kitokie medžiai. Jeigu, sako, Lietuvoje nedarytume nieką 100 metų, tai po 100 metų čia visur būtų vien tik miškas. Lietuva yra taiginė zona ir viskas absoliučiai užželtų.